Tai labas iš ryto. Šiandien šalta, negali žemyn mėgstinį pasidėti, neturėjom tų pavasarį, kaip nežinau. Tai padariau būdą užkoms, padariau vaikučiams žaidimą aikštelį. Nu, ta prasme, kuik ta aikštelė, tai iš tikrųjų estakadą tik palaipėjimau, kad turėtum jaunimėlis kų veikti. Griks bliaun, tai viskas atrodo tep. Čia galės nulėpti, palėpti, įdomiau darėm, kad tai vaikuteniai vis tiek sijosit norės, o trubelį paprastą reik dar įsikreikti, ir viskas galės būti. Paskiau dar nusipirkti maišą kapužių smulkių makeliam, nes tam nubiais užžiau vidėjau, vakar čiut nepasikūrė, nes vėl įsivėl per didelį saksį ir iki iš galvą apsivinioju ir taip toliau. O šitą kur užžiau ir maišą smulkių makeliam matos, tai yra labai gerai, išvalg, neįsivel, nu, ta prasme. Tai vakar buvau išvažiavęs krautui, turiu rytmetinį darbą, druskas visiem išdalint, druskins prisisukinėti, nes nebebuvau, kas išsikėlė nebelė, kalpakom, avims net nežinau, iš viskam druskenį ir nulaužus, išvilkus. Tai dar įmaišyti į pašars kukurūz, nes tų sausų, kaip minėjau, nelabai noriu valgyti, tai tiesiog pabandys biškį paįvairinti pašarioką. Vėl vies didelis, ašars bėg, taip pat gal per kamerą aiškiai nesimatė, tai žodžiu. Tai va, iš čia nuvežt, nuims druskenį. Va, net nemačiau, jau žodžiu, skiaučiu pakavo į tep kavo. Jeigu laukit, tai en rasti čia užkas. Tai bandyt nušokt, nes vištum tikra, kad nereks druskas. Nebliaukti jaus. Tik lerma sukel. Kad kiaušį paėmiau. Nu nepykt, labai nepykti. Tai tom prisoksiu čia būsimom mamaitėm. Aukštą nekelti, nes kad ir tų mažų vaikučių. Kaži šonas ar eismo nesokti. Nors veina. Puikiausia da gal veini soks. Nes vis tik raga neišta. Tai jo žems, ta prasme, mamaitėms bus, nu, kur ir prisukavę ein pas alpakų prisoksu. Alpaks kažkaip silpna tu drosk laiž, anims metams laikmis tas užtenka. Alpaks kaip ir didesnis, gal aukščiau sokti. Plasmas storesnį ir. Kerą da vieni šončiai sokti, jeigu vyks, gal kartus kaip. Mamaitėms prisokti. Ai, susirinkėjams didelis vaka kamer numes garintautą besitsikabinėm. Mamaitis drosks nori irgi, ne? Nu, nesibučiaukia. Nu, cikavijat. Jau buvo avārija.
Nu įsakau, cikauja, niek nepasidėsi. Gerą drošką šalia. Nu dar nėra tos droskas, juk. Nu, žodžiu, matot, kas čia dedas, tai pastrauk. Nieki nebus čia. Tai va, matyt, tais norbučiotais mūsų Maja žodžiu saugo. A ne, Maja. Styps kaip grybs. Va švarau pašarų pasikrauti. Tai va, pašara į droskas. Į visas skirtingas. Turi žinot, kam kuik sudauti, nes vienims kitokių vitaminų, mineralų, kitims kitokių, tretims dar kitokių, tai žodžiu. Tai va, padės avytėm, turėt susirinkti, avein paren. Nei pirš neretuos. Prašau puodį, veišėk. Iš karto. Dabar dar dėti bliūdėlį pas Hailandų, nes druskainis čia niekur prisaukti, meškti neprivakščiai steik vis laik patikrinti. Tai dar būsimoms toms, esamoms jau mamaitėms įdėti. Bus viskas į maroną, tai kito žetor, anei. Paprasme ir galėsite sudozuoti pašarus. Nunešti jums smulkesnysiems pasižiūrėti, ar anei valgys, ar anei ne. Nu, Deizi, tu valgysi. Nu, į paskutinį eitą. Susidėjęs droškus, įturėjęs pašars ir galės eiti, parnešti tas uoškas čia. Tai va. Pakreik trubelį. Ka vaikų čia nesušalt. Majas rek rinktais, žiesku jau išpūs. Tai va, išsikreik. Visa gera palik. Dabar varau išsipakauti kukurūzų kombikormus. Susižiūrėti dar bliūdus. Ir pargabenti gyventojus naujus apgyvendinti jau čia. Tai čia raiškit kukurūzą. Nu čia kombikormą. Galvojau, ką bus lengvesnis. Pasirodo sunkus. Tai va, įleidau, atrodo žiaurė didelis, kaip mutanas prištus. O, pasigalinės ragų ne to aišku, bet sjost nori. Užilcau iš tikrųjų sunkus. O, kaip ant smoka. Ja, į kartų boj, tikėkimės nesimuš labai. Veid, kas čia bus? Nu, Eiti toliau parsineštus milkutį ir mažyti, bet irgi kapčiuojam pripilt, nes tvarti nenusilaksti, tai sunkiai ir tiesiog. Parnešė metus, milkutį tą ir, vaikutis ir žiaurė didelis. Čia va atodu vakščiu, anod nesimuš. Saks, turės sugyvent, tvart gyven. Dabar yra aišku biški stresa, bet
turėt susitvarkyti su to, viskas bus, manau, gera. Čia, kaip sak, valandų klausimas, kai greit apsipras. Milkutė jau ir trubelį buvo užstoks apžiūrėjai. Tai iš pavasarį vėl turėjom žėjimą. Matos, keiksningai. Tai prisiruošiau meitų, bandyti atsimarun segmentų uždės uždaryti. Tai žiaurė. Šalta šiandien ir, ką prūdėjau prieš tai, kas neg. Džiaugiaus, žmona sakėjo, 3-4 kart žėjimą, tai nes vis lauka viskas pabalo, bet dabar vėl nutar. Tai žiūrėt, bandyti atsimarun stverteis. Turėt gerą būt, teik ilgą kalų, kad net jie vėl žėjimą tai. Tai va, atsitvėriau ten, jeigu matos ten iki galo, iki meškio ten, dvigubą gal ar net trigubą didesnį teritorijai, dabar reiks susimesti šniūrus, senų įsmeits, nurinkti, kampins pataisyti, nes ir kilpelis persaks neitų pos. Tai va, vėl užėjai, šniūrų nespėjau nusirinkti tuos pos. Visur balta. Tai žodžiu, pavasaris nieko gera. Ir tus meits senus, kur reik šitą išimti, praktiškai neini išimt, vis lūžt. Va, reiks tus gals, nežinau, sukalti žemį ištaškyt, kad netrukdytom. Tai va, apsitvyrėm, vėl pavasaris atei, kol pabaigėm. Tai va, matos dabar šniūr susidėjai pluotą. Tai bandyt paleist, pažiūrėti, kokia ta reakcija bus. Alieks kaip išprūtėjais. A ne. Na, pridarb, kiek pabuvau uždaryti 1,5 valandos, kad labanų prikas. A ne bandyti. Nu, iškeliaun. Bet tada eis dabar. Turėt dait. Va, jį žolės, nu dabar jės. O, nesam biški. Per žemą šniūrų sudėt, bet ne, manau, nešoks turbūt. Krekšt bejėt, misliai ką peimoji. Va, simaruns jau jėd. Krekšt gal kai peimo. Skanā simaruņi. Pilna borna ieda. Šeit krekšdē. Atēja tā diena, kad gali žīmīnmēkstīni pasidēt šiltēsnī. Tai apsitvīriem avis. Daudzau didesni ploti ten iki to gala aptvar. Ten ir vēs ir iki šeina. Tai dar susikabinījom lentelis. Dėl jūs patogom, kad žinotumėt, kas per gyvūns yra. Po to parodys pavėsenį, atveš pastatį. Tai lentelis principi. Tep, kad jeigu matos biškį aprašyta. Alpakenza žiūri irgi, nu žodžiu visur. Princips yra aprašymą, kas anei ir ko anei dara. Ir taip toliau. Uždėjom irgi lentelį, kad nagų nekeišti, ta prasme, kad kert, nes jeigu iš tikrųjų įkiši kruviną įkert. Tai, kaip minėjau, dein šilt, vis relaksaun, važiavom tai įsitempis, greiks irgi meikt. Kas maitinas iš mažųjų, tai milkutį su savo. Tau, čia šitą valga. Toks arklys. Tai vat. Dar vien trišiulį dėjom. Einam lygi pavėsėnis parodys. Tai pavėsėnį tokį. Ir matmenys 3 un 4. Dvi kvietkas pakabėn.
Tai va. Iš priekį atrodo. Taip, jeigu kam įdomu, tai gamina atvežė perlito medis. Ten jeigu kas internet susirasti arba tiesiog parašysit komentarą, daus, jeigu kam bus aktual kontaktus. Jeigu karts sugalvotumt kainas nėra kosminis, manau, normalis, tai kon reikia į savo turėti plytelis vat nusipirkt, bet tos nebrangius pa eurą 9, man atrodo, buvo. Tai va, vedus, visą tvarkingą, švarę, gražią. Tai, žodžiu, manau, gera bus. Tai va, gamta graži, pradeda atsigauti viskas, medelė sprogs, berželė irgi, ąžuolą tik tą dar lauk kažko. Tai dar pasikabinau lentelį prie atvažiavimo, gyvūnėlių ūkis ir tai irgi tu jau parodys jums. Dar irgi nebebuvau kada nufilmuoti kapą, tai įsikultivuoja dervas, matys, pirmadien gaus sėklą, tai varys sėteis. Maja vištas gana. Visi, kaip minėjau, relaksau, ramiai sudėjus. Irgi Simarons laukus yra irgi. Dabar matyti steik prisijėtų žulės, kad tiesiog meikt, kaip negyvi atrodo. Nu, Simaron. Bet gerą jau tik galvoj mist nepersijęs. Tai tam video jau čia teik, susimatysim kitus video. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.